Gydymo per atstumą reikšmė. Įsivaizduokite, kad gyvendami Los Andžele sužinote, jog Niujorke sunkiai susirgo jūsų motina. Pirmo impulso pagauti tikriausiai norėtume mesti namus į darbą ir išvažiuoti pas ją. O kas, jeigu negalėtume taip pasielgti? Negi tektų nuleisti rankas ir atsisakyti vilties savo tikėjimu, sustiprinti mamą ir padėti jai pasveikti. Ne, fiziškai jūs galite ten ir nebūti, bet jūsų maldos ją vis tiek pasieks. Tai Tėvas jūsų viduje nudirbs darbą. Egzistuoja tik tai vienas visa apimantis kuriantis protas. Ir jūs galite pasinaudoti jo kuriamąją galią. Tai reikia paskatinti vidinę sveikatos ir harmonijos realizaciją savo mintimis. Mechanizmas suveiks automatiškai. Veikdama per jūsų pasąmonę, ši vidinė realizacija savo ruožtu paveiks ir mamos pasąmonę. Jūsų mintys apie sveikatą, energiją ir tobulumą funkcionuoja per visą apimantį universalų subjektyvųjį protą. Jos išjudina konkretaus subjekto gyvybinės jėgas ir paskatina gydymą. Protui laikas ir erdvė neegzistuoja. Tiems patiems proto dėsniams paklūsta ir motinos kūnas. Ir jūsų, todėl nesvarbu, kur esate. Iš tikrųjų negalima priešinti gydymo per atstumą ir tiesioginio gydymo, nes universalusis protas yra visur. Nebandykite siųsti minčių ar ją sulaikyti. Jūsų strategija turi remti sąmoningais minčių manevrais. Kai imsite mąstyti apie tokias vertybės kaip sveikata, gerovė ir atsipalaidavimas, jos ras atgarsį jūsų motinos pasąmonėje. Beliks laukti rezultatų. Štai tikrasis pavyzdys to, kas klaidingai yra vadinama gydymu per atstumą. Viena moteris Los Andžele sužinojo, kad Niujorke gyvenančią jos motiną ištiko vainikinių arterijų trombozė. Ji negalėjo nuvažiuoti ir aplankyti mamos, bet pradėjo melstis. Gydomosios jėgos susitelkė kaip tik ten, kur yra mama. Jos fizinė būklė tai yra kasdienių jos minčių atspindys. Šešėliai, judantis ekrane. Žinau, kad norėdama pakeisti vaizdus ekrane, turiu pakeisti tai, ką jie atspindi. Dabar savo mintimis projektuoju vientisumo, harmonijos ir puikios sveikatos vaizdinius, kurie turi pasiekti mano motiną. Beribė gydomoji esatis, kuris sukūrė mano mamos kūną ir visus jos organus, dabar skverbėsi kiekvieną jos atomą, o ramybė, upė užlieja kiekvieną jos kūno ląstelę. Dievo apvaizda lydi ir teisinga linkme veda gydytojus. Visa, kas prisiliečia prie mano mamos, atneša jai gėrį. Žinau, kad liga neegzistuoja tikrovėje. Jeigu egzistuotų, nieko nepavyktų išgydyti. Stoju į vietą greta su begalinės meilės ir gyvybės principu. Aš tikiu ir skelbiu, kad harmonija, sveikata ir ramybė dabar plūsta į mano mamos kūną. Šią maldą ji kartojo keletą kartų per dieną. Po kelių dienų motinos sveikata pastebimai pagerėjo. Nustebintiems kardiologams beliko pagirti savo pacientę dėl tvirto tikėjimo Dievo visagalybę. Dukters padaryta išvada, kurios teisingumu ji ne per nago juodymą nesuabejojo, išjudino kuriamąją universaliosios pasąmonės energiją. Ji rado išraišką motinos kūne, atnešdama sveikatą į harmoniją. Tai, ką duktė nebejodama galvojo
pagalvojo apie savo mamą, iš karto ir nutiko.